Markas Tvenas. Tomo Sojerio nuotykiai. Pirmas skyrius. Tomas žaidžia, kariauja ir slapstosi. Tomai! Negarso. Tomai! Negarso. Kurgi prasmego tas berniukštis? Tomai! Senutė nuleido akinius žemyn ir per jų viršų apsidairė po kambarį. Paskui pasikėlė juos aukštyn ir apsidairė iš po jų. Ji retai kada ar beveik niekad nežiūrėdavo pro akinius, ieškodama kokio mažmožio kaip berniukas, nes čia buvo ne kasdieniai akiniai, jos pasididžiavimas, ir nešiojo juos dėl orumo, o ne iš reikalo. Ji taip pat gerai būtų mačiusi ir pro viryklės lankainius. Kurį laiką ji atrodė sumišusi, o paskui pasakė nelabai piktai, bet pakankamai garsiai, kad baldai girdėtų. Na palauk, pakliūsi tu man, aš tau. Ji nebaigė sakyti, nes kaip tik tuo metu pasilenkė ir ėmė baksnoti sušluotą polovyje, atsipūsdama po kiekvieno bakstelėjimo. Ten ji nepešė nieko, tik išvijo katę. Tas nedoras vaikiščias, kaip gyva nesu mačiusi tokio. Ji priėjo prie atvirų durų ir atsistojo ant slenkščio, akylai žiūrėdama į savo daržą, pomidorų krūmus ir durnaropių stagarus. Tomo ir ten nebuvo matyti. Tada ji pakėlusi balsą, kad toli būtų girdėti, sušuko. Tomai! Kažkas tyliai sušlamėjo. Ji atsigręžė pačiu laiku, spėjo nustverti už skverno berniuką ir neleido jam pabėgti. Na žinoma, kaip aš nepagalvoju apie sandėliuką. Ką tu ten veikiai? Nieko. Nieko? Pasižiūrėk, kokios tavo rankos, kokia tavo burna. Kuo tu išsiterliojęs? Nežinau, teta. O aš žinau. Ogienė, va kuo. 100 kartų sakiau, jei nesiliausi lindęs prie ogienės, aš tau kailį nunersiu. Paduok man tą rykštę. Rykštė sušvilpė ore, pavojus neišvengiamas. Oi, teta, žiūrėkite, kas ten už jūsų? Senutė išsigandusi ūmai atsisuko ir griebėsi už sijonų, gelbėdamasi nuo pavojaus. O vaikiščias tik šoko, persirito per aukštą lentų tvorą ir dingo. Jo teta Polė valandėlę pastovėjo nustebusi, paskui tyliai nusijuokė. Taip atrakėlis, kad jį kur. Nejau aš taip ir nepagudrėsiu. Ar mažai jis mane mulkino iki šiol? Matyt, seni mulkiai, iš visų mulkių kvailiausi. Seno šuns naujų gudrybių neišmokysi, kaip žmonės sako. O ir jo gudrybės dievaži vis naujos. Kasdien vis kita. Ir iš kur gali žinoti, ką jis dar iškrės? Jis, sakytum, žino, kiek gali mane kankinti. Žino, kad pyktis tuoj atslūksta, jeigu tik pasiseka mane bent valandėlę sutrikdyti ar prajuokinti. Ir aš jau negaliu išperti jam kailio. Neatlieku aš savo pareigų tam berniukui, atleisk man Dieve. Kas gaili rykštės, tas vaikai pražūtį stumia, sako šventasis raštas. O aš nusidėjėlė lepinu jį ir už tai būsiu nubausta. Aš žinau, kad jis kipšų pilnas. Bet kągi? Jisgi mano mirusios sesers sūnus, vargšas vaikelis, ir man širdis neleidžia jo mušti. Kai palieku jį nebaustą, mane griaužia sąžinė, o kai nubaudžiu, mano sena širdis tiesiog plyšta. Teisybė, kad žmogaus amžius trumpas ir pilnas sielvarto, kaip sako šventasis raštas. Ir aš taip pat galvoju. Šiandien jis praleido pamokas, dykinėjo iki pat vakaro, užtat reikės jį rytoj nubausti, pristatyti prie darbo. Žiauru versti dirbti šeštadienį, kai visi vaikai ilsisi. Bet kągi daryti? Darbo jis nekenčia labiau už viską pasaulyje. O aš juk privalau kada nors atlikti savo pareigą. Kitaip visai pražudysiu vaiką. Tomas tikrai nebuvo mokykloje ir labai smagiai praleido dieną. Jis vos spėjo laiku pareiti namo ir reikia vakarienės padėti Džimui, mažam negriukui pripjauti rytojoj malkų ir priskaldyti prakurų. Veikiau papasakoti jam savo nuotykių, nes Džimas padirbo daugiau kaip pusę darbo. Jaunesnysis Tomo brolis, tikriau netikras brolis, Sidas jau buvo baigęs savo darbą, skiedras rinkti, nes tai buvo ramus berniukas, nepadykęs ir nepramuštgalvis. Kol Tomas raitė vakarienę ir kiekviena pasitaikiusi proga kniaukė nuo stalo cukrų, teta Polė jį kamantinėjo, klastingais klausimais norėdama priversti išsiplepėti. Kaip daugelis naivių žmonių, ji laikė save didelę diplomatę, sugebančią išnarplioti labai painius ir paslaptingus reikalus. Ir jos menkos išmonės atrodydavo jai gudrybių stebuklai. Tomai, paklausė jinai, mokykloje buvo pusėtinai karšta, ar ne taip? Taip, teta.
Baisiai karšta, tiesa? Taip, teta. Ar nesinorėjo tau, Tomai, pasimaudyti? Tomas užuodė kažką negerą. Šmėstelėjo lengvas įtarimo šešėlis. Jis tiriamai pažiūrėjo tetai Poliai į veidą, bet nieko jame nepamatęs tarė. Ne, teta, nelabai. Senutė ištiesė ranką ir pačiupinėjo Tomo marškinius. Bet vis dėlto tarė ji, tu atrodai nelabai sušilęs. Ir jis su pasitenkinimu pagalvojo, kaip jai pavyko sužinoti, ar marškiniai sausi. Niekam ir į galvą neatėjo, kokią gudrybę jį turėjo omeny. Tačiau Tomas dabar suprato, iš kur vėjas pučia. Jis užbėgo už akių tolesniems klausimams. Mes susivilgiam galvas po šulinio čiaupu. Mano plaukai dar ir dabar drėgni. Matote? Tetai Poliai pasidarė pikta, kad jį pražiopsojo tokį svarbų kaltės įrodymą ir iš karto nesuprato gudrybės. Bet tuoj pat jai dingtelėjo nauja mintis. Tomai, o kai kišai galvą po šulinio čiaupu, ar tau nereikėjo praardyti marškinių apykaklės toje vietoje, kur aš buvau nusiuvusi? Nagi, atsisek švarką. Nerimas dingo iš Tomo veido. Jis atlapojo švarką. Marškinių apykaklė atrodė tvirtai susiūta. Kad tave kur? Na, keliauk sveikas. O aš buvau tikra, kad tu į mokyklą nebuvai nuėjęs. Dykinėjai ir maudėsi. Gerai, kad šį kartą tau atleidžiu, nors tu ir tikras vėjo botagas, kaip sako žmonės, bet kartais būni geresnis negu atrodai. Jai buvo apmaudu, kad gudrybė ją apvylė ir drauge malonu, kad Tomas pagaliau pasidarė klusnesnis. Bet čia įsiterpė Sidas. Man atrodo, kad jūs siuvote jam apykaklę baltais siūlais, o čia juodi. Taip, aš buvau susiuvusi baltais. Tomai! Bet Tomas nelaukė, kas bus toliau, ir sprukdamas iš kambario pasakė. Na ir gausigi tu, Sidai. Pasislėpęs saugioje vietelėje, Tomas apžiūrėjo 2 didelės adatas įsmeigtas iš švarko atlapus ir apraizgytais siūlais. Viena jų buvo apraizgyta juodu siūlu, antra baltu. Ji niekad nebūtų pastebėjusi, jei ne Sidas. Velniai griebtų. Čia jis siuva baltais, čia juodais, siūtų jau katrais nors vienais, o tai nesusigaudyti negali. Bet ne aš būsiu, jei neįkrėsiu už tai Sidui. Pamokysiu aš jį. Tomas nebuvo pavyzdingas berniukas, kokiu galėtų didžiuotis miestelis. Užtat jis puikiai žinojo, kas tas miestelio pavyzdingasis ir jo nekentė. Betgi po 2 minučių, o gal ir dar greičiau, jis jau buvo pamiršęs visus savo sielvartus. Ne todėl, kad jie jam būtų buvę lengvesni ir netokie skaudus, kaip suaugusių žmonių sielvartai suaugusiems, bet todėl, kad tą akimirką jam parūpa naujas didelis dalykas ir visus jos išstūmė iš galvos. Lygiai taip ir suaugusieji pamiršta sielvartus, kai tik juos užvaldo kokie nors nauji sumanimai. Dabar jis susidomėjo naujoviškų švilpimo būdų, kurio buvo ką tik išmokęs iš vieno negro, ir degė nekantrumu, kada galės nekliudomas pasitreniruoti. Tas švilpimas buvo savotiškas lerlenimas, nelyginant paukščio balsas, tam tikras švelnus ulbėjimas, išgaunamas labai tankiai baksnojant liežuviu į gomurį. Skaitytojas tikriausiai pamena, kaip tai daroma, jeigu jis kada nors pats buvo vaikas. Atkaklumas ir uolumas padėjo Tomui veikiai išmokti, ir jis linksmai žingsniavo gatve, su pilna burna harmoningos muzikos ir su pilna širdimi dėkingumo. Jis jautėsi lyg astronomas, atradęs danguje naują planetą. Be abejonės, astronomo džiaugsmas nebūtų buvęs toks didelis, gilus ir tyras, kaip to berniuko. Vasarų vakarai buvo ilgi. Dar nebuvo sutemę. Staiga Tomas liovėsi švilpavęs. Priešais stovėjo nepažįstamas berniukas, kiek aukštesnis už jį. Nauju žmogumi, vis tiek tokio amžiaus ir lyties, mažame vargingame St. Petersburgo miestelėje visi labai domėdamosi. Tas berniukas buvo gražiai apsitaisęs. Per daug gražiai šiokiadieniui. Tiesiog nuostabiai. Kepuraitė buvo prašmatni, tvarkingai susegiotos mėlynos gelumbės švarkelis, naujas ir švarus. Tokios pat ir kelnės. Apsevęs batais, nors buvo tik penktadienis, ir su kaklaraiščiu, kažkokiu skaisčiu kaspinu. Jis panešėjo į miestelio dabitą, o tai iki pasiutimo erzino Tomą. Kuo ilgiau Tomas žiūrėjo į šį puikų stebuklą, tuo aukščiau jis rietė nosį prieš ano išsipustymą ir tuo prastesnis jam atrodė savo paties apdaras. Berniukai ne vienas nepratarė nė žodžio. Jie tik žengė žingsnį vienas, tuoj žengė ir antras. Bet tik tai šonais, ratu. Jie spoksojo vienas į kitą, veidas į veidą, akis į akį.
Pagaliau Tomas tarė. Aš galiu tave apkulti. Nagi pamėgink. Galiu ir apkulsiu. Ne, tu negali. Ne, aš galiu. Negali. Ne, galiu. Negali. Galiu. Negali. Nesmagi tyla. Paskui Tomas sako. Kuo tu vardu? O kas tau darbo? Aš tau parodysiu, kas man darbo. Tai parodyk, kogi nerodai. Jeigu tiek daug kalbėsi ir parodysiu. Daug kalbėsiu, daug, nagi rodyk. Žiūrėk, koks tu smarkus. Jeigu tik norėčiau, galėčiau tave prikulti vieną ranką, kitą už nugaros prisirišęs. Tai kogi nekuli, juk sakai, kad gali. Ir prikulsiu, jei mane erzinsi. Pamanyk tik tai, matėm mes daug tokių. Pliuškis. Manai, jei išsipustęs, tai jau ir didelis ponas. O, kokia skrybėlė. Nagi pamėgink ją numesti man nuo galvos, jeigu tau ji nepatinka, ir sužinosi, kur pipirai auga. Tu melagis, tu kitas. Gudrus tik pagazdinti, o pats bailys. Na, neždinkis savo. Ei, tu, klausyk, jei nesusičiaupsi, aš tau galvą sutriuškinsiu. Kurgi ne, pats tas triuškintojas. Ir sutriuškinsiu. Na ir gerai, kogi netriuškini. Ko tu vis kalbi, o nieko nedarai? Tikriausiai bijai? Ne, nemanau. Bijai. Nebijau. Bijai. Vėl tyla. Šnairuoja vienas į antrą, trypia vietoje ir suka naują ratą. Pagaliau jie sustoja petys į petį. Tomas sako, dink iš čia. Pats dink. Ne, nemanau. Ir aš nemanau. Taip jie stovi, kojas šalimais įspyrę, paskui pradeda stumdytis, kiek tik gali, ir degte dega įniršiu. Bet nei vienam, nei antram nesiseka nugalėti. Pasistumdo, iki sušyla ir įrausta, paskui abu pamažu atlyžta, nors vis dar įsitempia kitą seką, ir Tomas sako, eik tu, baily, ciuciuk tu, aš pasakysiu savo vyresniajam broliui, jam vieni niekai tave priveikti mažylių pirščiuku. Aš jam liepsiu, tai jis duos tau. Baisiai aš čia bijau tavo vyresniojo brolio, aš ir pats turiu brolį, dar didesnį kaip tavo, ir jis tavo trolį va per šitą tvorą tik švilpt. Abiejų broliai buvo prasimanyti, aišku. Meluoji! Kad tu sakai, tai dar nieko nereiškia. Tomas kojas nykščiu nubrėžė dulkėse liniją ir pasakė, tik išdrįsk peržengti šią liniją, aš taip tave priramtysiu, kad nuo žemės nepasikelsi. Vargas tam, kuris peržengs šitą liniją. Naujasis berniukas tuojau ją peržengė ir tarė. Sakei, apkulsi? Na, pažiūrėsim, kaip tu tai padarysi. Oi, nelysk tu man į akis, keliauk savo sveikas. Juk tu sakei, kad apkulsi mane. Tai ko nekuli? Trauk mane 9, jeigu aš neprimušiu tavęs už 2 centus. Naujasis berniukas išsiėmė iš kišenės 2 didelius variokus ir šaipydamasis atkišo jos Tomui. Tomas sudavė per ranką ir pinigai iškrito. Akimirksnis ir abu berniukai voliojosi ant nešvarios žemės, susikibę kaip katės. Jie kaip pat ėmė tampyti viens kitam už plaukų, plėšyti drabužius, gnaibytis ir draskyti nosis trokšdami nuo dulkių ir garbės. Pagaliau padėtis paaiškėjo ir kovos migloje pasirodė Tomas, užsėdęs priešininką raitas ir bedaužasti kumščiais. Maldauk pasigailėjimo, tarė jis. Tačiau berniukas stengėsi ištrūkti. Jis verkė, daugiausiai iš pykčio. Maldauk pasigailėjimo, Tomas kumščiavo toliau. Pagaliau nepažįstamasis neaiškiai sušvokštė, nustok! Ir Tomas jį paleido, sakydamas, tai bus tau pamoka, kitąsyk žiūrėk, ką užkabinėjai. Naujasis berniukas tuoj spruko, braukdamas nuo drabužių dulkes, žliumbdamas, šnirpždamas, protarpiais atsigręždamas, purdydamas galvą ir grasindamas Tomui atkeršyti, kai kitą kartą jį pagaus. Tomas jam pašaipiai atskirto ir džiaugdamasis savo pergalę pasuko namų link. Bet vos tik jis atgrėžė nepažįstamajam nugarą, tas paleido jį į akmenį ir pataikė į tarpumentę, o pats susigūžė ir nudūmė kaip antilopė. Tomas vijosi apgaviką iki pat namų ir tokiu būdu sužinojo, kur tas gyvena. Jis pastovėjo prie vartelių, kviesdamas priešininką išeiti, bet tas tik vaipėsi žiūrėdamas pro langą, o išeiti nesiteikė. Pagaliau pasirodė priešininko motina, apšaukė Tomą šlykščiu, nedoru įžūliu vaiku ir liepė jam neždintis. Jis nuėjo murmėdamas, kad slankiosias netoliese ir tykosias to berniuko. Namo jis grįžo vėlai ir atsargiai lipęs pro langą pateko į spastus,
Priešais jį stovėjo teta. Ir kai pamatė kokios Tomo drapanos, jos nutarimas šeštadienio poilsį paversti jam vergovę ir sunkių darbų tapo tvirtas kaip uola. Antras skyrius. Puikus baltintojas. Atėjo šeštadienio rytas ir suspindo vasaros gamta, giedra, gaivi ir kunkuliuojanti gyvybė. Visų širdyse skambėjo dainos, o jei širdis buvo jauna, tai ir lūpos dainavo. Visų veiduose švietė džiaugsmas, visi vaikščiojo kojom žemės nesiekdami. Žydėjo baltosios akacijos ir žiedų kvapo buvo pilnas oras. Kardifo kalnas, dunksantis už miestelio, visas žaliavo. Iš toliau jis atrodė lyg pažadėtoji žemė, svajinga, rami, viliojanti. Tomas išdrožė į šaligatvį su kibiru kalkių tyrės ir ilgakočių teptuku. Jis apžiūrėjo tvorą ir to jau visas linksmumas dingo, o širdį suspaudė gilus liūdesys. 30 jardų ilgumo, 9 pėdų aukščio aukštumo tvora. Gyvenimas pasirodė jam tuščias, beprasmis, viena našta. Atsidusęs jis padažė teptuką ir brūkštelėjo juo per viršutinę tvoros lentą. Brūkštelėjo dar kartą. Dar ir atsitraukęs pamatė, koks menkas tas išbaltintas ruoželis ir koks baisiai didelis nedažytos tvoros plotas. Jis nusiminęs prisėdo ant lentinės aptvarėlės einančios aplink medį. Pro vartus, skardinių kibirų nešinas, pasišokinėdamas ir dainuodamas bufalo mergaitės, išbėgo Džimas. Nešioti vandenį iš miesto šulinio, Tomo akimis žiūrint, buvo nepakenčiamas darbas, bet dabar jis su džiaugsmu jo imtųsi. Jis prisiminė, kad prie šulinio susirinkdavo daug žmonių. Baltieji, mulatai, negrai, berniukai ir mergaitės laukdavo savo eilės ilsėdamiesi, mainikaudami žaislais, ginčydamiesi, pešdamiesi ir išdykaudami. Dar jis prisiminė, kad nors iki šulinio buvo nedaugiau kaip 150 jardų, Džimas niekad negrįždavo su kibiru vandens anksčiau kaip po valandos. Ir tai beveik visada kas nors bėgdavo jo šaukti. Klausyk, Džimai, nori, aš už tave parnešiu vandens, o tu truputį pabaltinsi, ką? Džimas papurtė galvą ir tarė. Negaliu, ponaiti Tomai. Senoji ponė liepė, kad eičiau tiesiai vandens ir pakeliui su nieko nesustočiau išdykauti. Ji man sakė, aš jau žinau, kad Tomas šauks tave baltinti tvoros. Tu jo neklausyk ir eik savo keliu. Aš pati išeisiu pažiūrėti, kaip jis baltina. O ko tu jos klausai, Džimai? Maža, ką jis sako. Ji visada taip šneka. Duok šiandien kibirą, aš kaip mat sulakstysiu. Ji net sužinoti nesužinos. Oi bijau, ponaiti Tomai, senoji ponė man galvą už tai nusuks, kaip kažin ką nusuks. Ji? Juk ji niekad nieko neužgauna, nebent siuvamuoju piršteliu baksteli į galvą. Didelio čia daikto. Prikalba jį tiesa baisių dalykų, bet juk nio žodžių neskauda, jeigu tik ji neverkia. Džimai, aš tau duosiu marmurinį rutuliuką. Baltą rutuliuką duosiu. Džimas ėmė svyruoti. Baltą rutuliuką, Džimai. Dailučiuką baltą rutuliuką. Taip, gražus daiktas. Bet vis dėlto, ponaiti Tomai, aš baisiai bijau senosios ponios. O be to, aš tau parodysiu savo skaudamą pirštą. Džimas buvo tik žmogus. Šitokia pagunda jam buvo per didelė. Jis pastatė kibirą, paėmė baltąjį rutuliuką ir pasilenkęs su didžiausiu susidomėjimu stebėjo pirštą, kol Tomas rišo tvarstį. Bet po valandėlės, gavęs per kuprą, jis jau dūmė gatve, su kibiru rankoje, Tomas labai uoliai baltino tvorą, o teta Polė traukėsi iš kautynių lauko su šliure rankoje ir pergalė švytinčiomis akimis. Bet Tomui energijos užteko neilgam. Jis pradėjo mąstyti, kaip smagiai ketino praleisti šią dieną, ir jam pasidarė dar sunkiau. Netrukus visi berniukai išbėgs į gatvę laisvai lakstyti, jie susigalvos įvairiausių linksmų žaidimų. Ir kaip iš jo tyčiosis, kad jis pristatytas prie darbo. Ši mintis degino jį kaip ugnis. Jis išsitraukė visus savo turtus ir ėmė juos žiūrinėti. Žaislų nuolaužos, marmuriniai rutuliukai ir kitoks šlamštas. Už visą tai gal ir galėtum su kuo susikeisti darbu, bet visiškos laisvės net pusvalandžių nenusipirktum. Jis vėl susidėjo savo skurdų turtą į kišenę ir atsisakė minties papirkinėti draugus.
tą sunkią valandą, kai jau rodos jokios vilties nebuvo, staiga jam į galvą atėjo gera mintis. Ne šiaip savo mintis, bet puikiai, didinga mintis. Jis paėmė teptuką ir pradėjo ramiai dirbti. Tuo metu tolumoje pasirodė Benas Rodžersas. Tas pats berniukas, kurio šaipimosi jis visų labiausiai bijodavo. Benas neėjo, bet šokinėjo, straksėjo, trypė. Visiškai aišku, kad jo širdžiai lengva ir kad jis ketina smagiai leisti laiką. Jis gaudė obuolį ir protarpiais tęsiamai sušvilpdavo, paraitydamas, pakaitomis žemesniu balsu pridurdamas din-dan-dan, din-dan-dan. Mat vaizdavosi esąs garlaivis. Priėjęs arčiau, jis sulėtino žingsnius, atsistojo viduryje gatvės ir pakrypęs į dešinę ėmė lėtai sunkiai suktis. Vaizdavo didįjį Misurį, kurio gramzda 9 pėdos. Jis vienu metu buvo laivas, kapitonas ir signaliniai varpeliai, todėl turėjo stovėti ant kapitono tiltelio, įsakinėti ir pats tuos įsakymus vykdyti. Sustabdyk! Din-dilin-din! Garlaivis lėtai krypo iš vidurio gatvės ir artinosi prie šaligatvio. Plauk atgal! Din-dilin, din-dilin! Jis išsitempė, prispaudęs rankas prie šonų. Atbulomis į dešinę! Din-dilin, din-dilin! Dešinioji jo ranka tuo metu rėžė didelius skritulius, nes įvaizdavo 40 pėdų ratą. Atgal! Kairiau! Din-dilin, din-din! Dabar kairė ranka ėmė rėžti skritulius. Stok! Dešinėn! Din-dilin-din! Stok! Kairėn! Lėčiau! Pirmyn! Dešiniau! Išmesk lyną! Stok! Gyviau! Din-dilin, din-dilin! Ei, tu ant kranto! Ko čia stovi? Gaudyk lyną! Gyviau! Apsuk lyną apie stulpą! Paleisk! Mašinos sustabdytos. Din-dilin-din! Pamėgdžiojo vandens matuoklio čiaupo šnypštimą. Tomas dirbo toliau, nemaž nekreipdamas dėmesio į garlaivį. Benas pažiūrėjo nustebęs ir tarė. Hihi, pakinkę kumeliuką. Nė žodžio. Tomas menininko akimis apžvelgė savo paskutinį brūkštelėjimą, paskui dar kartą iš lengvo perbraukė teptuku ir vėl pasigrožėjo. Benas priplaukė prie pat jo. Pamačius Beną valgant obuolį, Tomui pradėjo seilė varvėti, bet jis dirbo įnikęs. Benas tarė. Tai ką, bičiuli, dirbti reikia, a? A, tai tu, Benai, aš ir nepastebėjau. Žinai, aš einu maudytis. Norėtum ir tu, jei galėtum. Bet tau, aišku, reikės dirbti, tiesa? Na, žinoma, tau geriau dirbti. Tomas atidžiai pasižiūrėjo į Beną ir paklausė. Ką tu vadini darbu? Argi čia nedarbas? Tomas vėl pradėjo baltinti tvorą ir nerūpestingai atsakė. Gal taip, o gal ir ne. Aš žinau tik tiek, kad Tomui Sorijui jis patinka. Nu jau, negi pasakysi, kad tau čia smagu. Teptukas judėjo ir judėjo. Smagu? Nežinau, kodėl turėtų būti nesmagu. Argi berniukai kasdien gauna baltinti tvoras? Padėtis tuoj visiškai pasikeitė. Benas liovėsi graužęs obuolį. Tomas dailiai vedžiojo teptuką į vieną pusę, į kitą. Atsitraukęs kelis žingsnius žiūrėjo, ar gražu. Dar šiandien ten pabraukė, dar pažiūrėjo tirdamas, o Benas sekė kiekvieną jo judesį, vis labiau domėjosi, vis labiau gardžiavosi. Pagaliau Benas tarė. Klausyk, Tomai, leisk man truputį pabaltinti. Tomas svarstė. Jau buvo besutinkąs, bet apsigalvojo. Ne, Benai, nieko iš to neišeis. Matai, teta Polė tiesiog dreba dėl tos tvoros. Jį iš gatvės pusės supranti. Jei būtų iš kiemo pusės kitas reikalas, aš nieko nesakyčiau. Ir ji nieko nesakytų. O dabar ji tiesiog dreba dėl tos tvoros. Reikia baltinti labai, labai rūpestingai. Aš manau, kad iš 1000, gal net iš 2000 berniukų neatsirastų tokio, kuris pataikytų nubaltinti ją kaip reikiant. Nejaugi. Eik, duok man tik pabandyti nors truputėlį. Tavim dėtas, aš tau duočiau, Tomai. Garbės žodis, Benai, aš mielai duočiau, bet teta Polė. Džimas norėjo baltinti, bet ji neleido. Sidas irgi norėjo, bet neleido ir Sidui. Dabar matai, kokie reikalai. O jeigu tu pradedi tvorą baltinti ir staiga tau nepasiseka? Niekis, aš stengsiuosi kaip tu.
Duok tik pabandyti, klausyk, aš tau duosiu šito obolio nuograužą. Na gerai bet ne, Benai, nereikia, bijau. Aš tau atiduosiu visą likusį obolį. Tomas labai nenoriai padavė jam teptuką, nors širdyje ir džiūgavo. Iki tol buvęs garlaivis didysis Misuris dirbo ir prakaitavo saulėje. Menininkas, pasitraukęs į pavėsį, sėdėjo ant statinaitės, tabaluodamas kojomis krimto obolį ir suko galvą, kaip paspęsti spastus dar kitiems neišmanėliams. Tokių netruko. Berniukai ėjo ir ėjo prie tvoros, prieidavo tik pasišaipyti, o paskui pasilikdavo baltinti. Kai Benas jau visai nusidirbo, Tomas užleido eilę Biliui Fišeriui už popierinį aitvarą, kuris buvo dar visai geras. Pailsusį Fišerį pakeitė Džonis Milleris, užmokėjęs negyvą žiurkę, pririštą už virvelės, kad būtų galima maskatuoti. Ir taip toliau, valandą po valandos. Rytą Tomas buvo skurdžius, o pavakarį pasidarė turtuolis, apsikrovęs visokiomis gerybėmis. Be anksčiau minėtų daiktų, jis turėjo 12 marmurinių rutuliukų, švilpynės nuolaužą, mėlyną butelio šukę, por kurią įdomu buvo žiūrėti, patranką, gabalėlį kreidos, stiklinį ropinės kamštį, švininį kareivėlį, keletą buožgalvių, 6 kapsulės, vienakį kačiuką, varinę durų rankeną, šuns antkaklį, tik be šuns, peilio kriaunas, 4 apelsino žieveles ir senus sulūžusius lango rėmus. Jis maloniai ir linksmai praleido laiką didelėje draugijoje, nieko neveikdamas, o tvora buvo nudažyta net 3 kartus. Jeigu jam būtų pakakę kelkių, jis būtų visus miestelio vaikus nuskurdinęs. Tomas tarė savo, kad galų gale gyvenimas nėra toks jau tuščias. Jis nejučia atskleidė didį žmogaus elgesio dėsnį, būtent, kad žmogus arba vaikas labai trokštų tokio nors dalyko, reikia, kad tas dalykas būtų sunkiai pasiekiamas. Jeigu jis būtų buvęs toks didelis ir išmintingas filosofas, kaip šios knygos autorius, jis būtų supratęs, kad darbas yra tai, ką mes privalome daryti, o žaidimas, kas mums neprivalu. Ir iš to jis būtų supratęs, kodėl popierinių gėlių dirbimas arba pakojos mynimas yra darbas, o bobos mušimas arba pakopimas į Mont Blaną tai yra vien pramoga. Anglijoje yra nemažai turtingų džentelmenų, kurie vasarą vadelėja 4 pakinkytą į Diližaną ir važinėja po keliasdešimt mylių per dieną todėl, kad ši privilegija jiems atsieina gerokai pinigų. Bet jeigu jiems už tai būtų pasiūlytas užmokestis, malonumas bematant virstų darbu ir jie tuoj jo atsisakytų. 3 skyrius – meilės ir karo dalykai. Tomas atsistojo priešais tetą Polę, sėdinčią prie atdaro lango jaukiame galinėme kambaryje, kuris buvo draugė ir miegamasis, ir valgomasis, ir svetainė, ir biblioteka. Gaivinantis vasaros oras, raminanti tyla, gėlių kvapas ir liuliuojantis bičių dūzgimas priveikė tetą. Ji užsnūdo su megztiniu rankose, nes su ja nieko daugiau nebuvo, tik tai katinas, bet ir tas miegojo jai ant kelių. Akiniai buvo pakelti aukštyn, ant žilų plaukų, saugumo sumetimais. Ji buvo tikra, kad Tomas jau seniai kur nors išdūmęs, todėl nustebo pamačiusi, kaip jis taip drąsiai išdygo tiesiai priešais ją. Jis tarė, teta, ar dabar man galima eiti žaisti? Na, tu jau baigei? Kiekgi tu padirbai? Nubaltinau viską, teta. Tomai, nemeluok, aš to negaliu pakęsti. Aš nemeluoju, teta, tikrai viskas baigta. Teta Polė nelabai tikėdavo, ką jis sakydavo. Ji išėjo pati įsitikinti ir būtų buvusi patenkinta, jei bent 5 dalis Tomo žodžių būtų buvusi tiesa. Bet kai ji pamatė, kad visa tvora nubaltinta, ir ne bet kaip nubaltinta, o rūpestingai nutepta kalkėmis kelis kartus ir net žemė apačioje perbraukta balta juosta, jai žadą užėmė. Ji tarė, na žinai, niekad nebūčiau pamaniusi, reikia pripažinti, Tomai, kad tu, kai nori, gali dirbti. Čia jis sumetė, kad nereikia per daug girti. Tik kad labai retai tau tas noras užeina, turiu pridurti. Na, eik žaisti. Tik žiūrėk man, pareik namo laiku, o jei ne, gausiu lupti. Jie taip sužavėjo puikiai atliktas Tomo darbas, jog ji nusivedė berniuką į sandėliuką, išrinko jam patį gražiausią obolį ir įteikdama pamokomai pridūrė,
kad kiekvienas daiktas, įgytas doru ir sąžiningų darbų, yra daug saldesnis ir mielesnis. Kol ji baigė savo kalbą šventraščio žodžiais, Tomui pasisekė nukniaukti meduolį. Paskui jis išbėgo į kiemą ir pamatė Sidą, lipantį iš laukiniais laiptais į 3 aukšto kambarį iš kiemo pusės. Jam po ranka pasipainiojo žemės grumstų, kurie akies mirksniu ėmė skristi oru. Jie kaip kruša apipylė Sidą ir lygiai teta Polė susivokė ir atskubėjo į pagalbą. 6 ar 7 grumstai jau buvo pasiekę taikinį, o Tomas, perlipęs per tvorą, dingo. Buvo žinoma ir varteliai, bet Tomas niekada neturėdavo laiko jų varstyti. Jo širdžiai buvo ramu. Dabar jau atmokėtas Sidui, kam jis nurodė tetai Polei juodą siūlą ir pridarė jam nemalonumų. Tomas užuolankomis apsuko namus ir išėjo į purviną keliuką už tetos karvidės. Čia jam nebegrėsė joks pavojus, nei kad sučiups, nei kad nubaus. Jis nudražė į miestelio aikštę, kur, kaip buvo sutarta, turėjo susiremti 2 berniukų kariuomenės būriai. Vienam vadovavo Tomas, antram jo artimas draugas Joe Harperis. Abiem didiesiems karvedžiams atrodė per žemą patiems kautis. Tai tiko nebent smulkmei. Jie vadovavo kautynėms, sėdėdami drauge aukštesnėje vietoje ir davinėdami įsakymus per adjutantus. Po ilgos ir atkaklios kovos Tomo būrys pasiekė pergalę. Abi kariuomenės suskaičiavo užmuštuosius, apsikeitė belaisviais, susitarė dėl būsimo mūšio sąlygų ir paskyrė dieną, kai reikės kitą kartą kautis. Tada kariai išsirikiavo ir nužygiavo kas sau, o Tomas pasileido namo vienas. Eidamas pro namus, kuriuose gyveno Jeffas Tečeris, jis pamatė sode nepažįstamą mergaitę, žavingą žydrakę būtybę geltonais plaukais, supintais į 2 ilgas kasas, baltą vasarinę suknelę ir išsiuvinėtomis kelnaitėmis. Ką tik apvainikuotas didvyris buvo nugalėtas be šūvio. Emma Lawrence išgaravo iš jo širdies, nepalikdama tenai nė pėdsako. O juk jis vaizdavosi, kad ją beprotiškai myli, tiesiog dievina. Pasirodė, kad čia būta tik laikino susižavėjimo, nedaugiau. Tomas kelis mėnesius stengėsi jai įsiteikti ir vos prieš savaitę ji prisipažino jį mylinti. Tas 7 trumpas dienas jis su pasididžiavimu laikė save laimingiausių berniukų pasaulyje. Ir štai akimirksniu ji dingo iš jo širdies, kaip atsitiktinis trumpam užėjęs svečias. Gerėdamasis, jis vogčiomis sekė naująjį angelą, kol įsitikino, kad angelas jį pastebėjo. Tuomet apsimetė nematąs mergaitės ir stengėsi pasirodyti, krėsdamas visokius kvailus vaikiškus pokštus, kad ją sužavėtų. Kurį laiką jis išdarinėjo tas įmantrias kvailybės, paskui įpusėjęs kažkokį pavojingą gimnastikos pratimą, pažvelgė į mergaitės pusę ir pamatė, kad ji eina namų link. Tomas priėjo prie tvoros ir nusiminęs pasirėmė. Jis tikėjosi, kad mergaitė dar pabus truputį sode. Jis staptelėjo ant laiptelių, bet tuoj vėl pasisuko į duris. Kai pastatė koją ant slenkščio, Tomas sunkiai atsiduso. Bet staiga visas jo veidas nušvito. Mergaitė atsigręžė ir prieš dingdama numetė jam per tvorą našlaitę. Tomas pabėgėjo, sustojo už kelių žingsnių nuo gėlės, prisidengė delno akis ir ėmė atidžiai žiūrėti į gatvę, lyg ten būtų pamatęs kažką įdomaus. Paskui pakėlė nuo žemės šiaudelį, pasistatė ant nosies ir stengėsi išlaikyti smarkiai atlošęs galvą. Taip sukinėdamasis, jis slinko vis arčiau ir arčiau prie gėlės. Pagaliau užmynėjo basą koją, suspaudė tarpupirštyje ir straksėdamas ant kitos kojos netrunkus dingo už kampo, nusineždamas savo brangenybę. Šokinėjo jis neilgai, tik tol, kol atsisegė švarką ir paslėpė gėlę prie širdies, galbūt prie skrandžio. Mat Tomas per daug nenusimanė apie anatomiją ir nelabai suko dėl to galvą. Paskui jis vėl sugrįžo ir iki pat vakaro slankiojo palei tvorą, maivydamasis kaip ir pirmiau. Bet mergaitė nesirodė. Nors Tomas šiek tiek guodėsi viltimi, kad jis stovėdama prie kurio nors lango, mato, kaip jis stengėsi jai įtikti. Galų gale jis nenorom nudūlino namo, o jo vargšė galvelė buvo pilna įvairių svajonių. Per vakarienę jis visą laiką buvo taip gerai nusiteikęs, jog teta Polė stebėjosi. Kas čia tą vaiką apsėdo? Jam smarkiai kliuvo už tai, kad laitė į Sidą grumstais, bet barimą jis sutiko abejingai. Iš pat tetos panosės jis mėgino nučiupti gabalą cukraus ir gavo už tai per nagus. Teta,
Kodėl jūs Sido nemušate, kai jis ima cukrų? Sidas taip savęs nekankina kaip tu. Jeigu aš tavęs nesaugočiau, tu niekad neišlystum iš cukrinės. Teta kažko išėjo į virtuvę, o Sidas laimingas, kad jo neliečia, tu jau pagriebė cukrinę, lyg norėdamas pasityčioti iš Tomo. Tai buvo tiesiog nepakenčiama. Bet cukrinė išslydo Sidui iš rankų, nukrito žemėn ir sudužo. Tomas džiūgavo. Jis taip džiūgavo, jog net suvaldė liežuvį ir nutylėjo. Jis nutarė netarti nė žodžio net ir tada, kai įeis teta, o sėdėti ramiai ir laukti, kol ji paklaus, kas tai padarė. Tuomet jis viską papasakos ir vargu ar bus pasaulyje kas malonesnio, kaip žiūrėti, kaip jį glostys savo pavyzdingąjį vaikelį. Jis taip džiaugiasi, jog vos begalėjo iškęsti neprasitaręs, kai sugrįžo senutė ir atsistojo prie sukultos cukrinės šukių, svaidydama iš po savo akinių pykčio žaibus. Tomas pagalvojo, na, jau prasideda, ir tą pačią akimirką jis jau gulėjo kniūpštęs ant grindų. Galinga ranka vėl užsimojo, kai Tomas ėmė rėkti, palaukite, už kągi jūs mane mušate, juk ją sukūlė Sidas. Teta Polė sustojo sumišusi, o Tomas laukė, kad jinai jo pasigailėtų. Bet atsipeikėjusi, jinai tiek te pasakė. Na vis tiek manau, kad nebereikalo kliuvo. Jau tikriausiai iškrėtė kokią nors naują šunybę, kol manęs čia nebuvo. Po to sąžinė ėmė jai prikaišioti ir ji panoro pasakyti berniukui kent keletą meilių žodžių, bet nutarė, kad taip elgdamasi pripažins esanti kalta, o šito neleido drausmė. Todėl ji tylėjo ir prislėgta širdimi ėmėsi įprasto darbo. Tomas sėdėjo kampe susiraukęs ir galvojo apie savo vargus. Jis žinojo, kad širdyje teta buvo pasirengusi kristi prieš jį ant kelių, bet tai teikė jam tik niūrų džiaugsmą. Jis nutarė nesistengti susitaikyti ir nepastebėti jos meilinimuose. Jis žinojo, kad kartkartėmis teta pro ašaras žvilgčioja ilgesingomis akimis, bet nekreipė į tai dėmesio. Jis įsivaizdavo, kaip guli sirgdamas ir laukia mirties, o teta pasilenkusi prie jo maldauja pasakyti bent vieną atleidimo žodį, tačiau jis nusisuka veidu į sieną ir miršta, to žodžio neprataręs. Kaip ji tuomet jausis? Jis įsivaizdavo, kaip ji parneša namo negyvą, ką tik ištraukta iš upės, garbanos sumirkusios, rankos vargšės nurimusios amžinai ir jautri širdis jau nustojusi jaudintis. Kaip ji puls prie jo ir ašaros pasipils lyg lietus, o lūpas mels Dievą, kad grąžintų jos berniuką, kurio ji niekada daugiau nebeskriaus. Bet jis gulės šaltas, išbalęs ir nerodys jokio gyvybės ženklo. Mažas vargšas kankinys, kurio kančioms atėjo galas. Jis taip susijaudino, kad jo akys pritvinko ašarų, kurios mirksint riedėjo žemyn ir lašėjo ant nosies galiuko. Ir jam buvo taip malonu sielvartauti, jog jis visai nenorėjo, kad sielon įsiveržtų koks nors žemiškas džiaugsmas ir sudrumtų tą šventą jausmą. Bet kaip tik, pasišokinėdama į kambarį, įbėgo pusseserė Merė, išbuvusi kaime visą amžių, tikriau sakant savaitę. Ji švytėjo džiaugsmu, kad pagaliau vėl namie. Kai su daina ir saulės šviesa Merė įbėgo pro vienas duris, Tomas paniuręs ir apsiniaukęs išėjo pro kitas. Jis klaidžiojo toli nuo tų vietų, kur būtų galėjęs sutikti draugų, ir ieškojo tokio kampelio, kuris būtų liūdnas kaip ir jo širdis. Rąstų plaustas upėje pasirodė jam tinkama vieta, ir jis atsisėdo ant paties kraštelio, stebėdamas nykią upės platybę ir svajodamas, kaip gera būtų ūmai paskęsti, net nepajutus jokių kankinančių nepatogumų. Paskui jis prisiminė savo gėlytę, išsiėmė ją jau nuvytusią ir sumaigytą, ir tai dar labiau padidino jo karčią laimę. Įdomu, ar pasigailėtų jo jinai, jeigu sužinotų, kaip jam sunku, ar pravirktų, ar panorėtų apkabinti jam kaklą ir paguosti, o gal ir jinai nusigręžtų nuo jo abejingai, kaip nusigrėžė dabar visas beširdis pasaulis. Ta mintis jam sukėlė kankinančių svajonių, ir jos vis iš naujo sukosi galvoje, kol sudilo į skutelius. Pagaliau jis pakilo dūsaudamas ir dingo tamsumoje. Apie 9:30 ar 10 Tomas atsidūrė tuščioje gatvėje, kur gyveno jo dievinama nepažįstamoji. Jis stabtelėjo valandėlę ir įsiklausė. Jautrijo ausis, negirdėjo jokio garso, tik 3 aukšto lange, blyški žvakės šviesa skverbėsi pro užuolaidą. Ar ne ten jo dieviškoji būtybė?
Jis perlipo per tvorą, tyliai pralindo pro krūmus ir atsistojo po langu. Ilgai į jį žiūrėjo susigraudinės, paskui atsigulė aukštielninkas, susidėjo rankas ant krūtinės, laikydamas juose savo vargšę nuvytusią gėlę. Štai šitaip jis nori numirti, nutraukti ryšius su abejingu pasauliu. Vienui vienas, neturėdamas kur priglausti benamės galvos, jokio draugo ranka nenušluostys jam nuo kaktos pomirtinio prakaito, joks mylintis žmogus nepasilenks prie jo su užuojauta jam merdint. Tokį jinai pamatys į rytoj, kai pažvelgs pro šitą langą, myluodama bundantį rytą. Ak, nejaugi nenurėdės ne viena ašarėlė ant jo vargano pastirusio kūno, nejaugi neišsiverš iš krūtinės bent menkas atodusis, pamačius, kad šita jauna gyvybė, tik pražydusi, taip be laiko pakirsta. Staiga atsidarė langas, spiegiantis tarnaitės balsas sudrumstė šventą nakties tylą ir iš viršaus ant gulinčio kankinio palaikų šliukštelėjo vanduo. Didvyris be kvapo pašoko, ėmė prunkšti ir purtytis. Netrukus ore sušvilpė kažkoks daiktas, lydimas tylaus keiksmo. Pasigirdo dūžtančio stiklo skambtelėjimas. Tuo pat metu kažkoks nedidelis, neaiškus šešėlis šmėstelėjo per tvorą ir dingo tamsoje. Truputį vėliau, kai Tomas nusirengęs prie lainės žvakės apžiūrinėjo šlapius drabužius, pabudo Sidas. Gal Sidui ir buvo atsiradę noro bent truputį atsiteisti Tomui, bet jis tuoj apsigalvojo ir ramiai gulėjo, dėdamasis miegas, nes iš Tomo akių matė, kad gero nėra ko laukti. Tomas atsigulė net nesukalbėjęs poterių, o Sidas tai įsidėmėjo. 4 skyrius. Išdaigos sekmadienio mokykloje. Pasaulis skendėjo ramybėje, o užtekėjusi saulė laimino tylų miestelį savo šviesiais spinduliais. Po pusryčių teta Polė suruošė šeimininės pamaldas. Jos prasidėjo malda, sukurta iš šventraščio ištraukų, sulipdytų jos pačios išgalvotais pamokymais. Ir iš šitų aukštybių, lyg nuo Sinajaus, ji perskaitė rūstų Mozės įsakymo skyrių. Paskui Tomas, kaip sakoma, išsijuosęs suskato atmintinai kalti Biblijos eilučių. Sidas jau prieš kelias dienas buvo paruošęs savo pamoką. Tomas sukaupė visas jėgas, kad tik atmintyje užsiliktų bent 5 eilučių, ir tyčia pasirinko ištrauką iš kalno pamokslo, nes trumpesnių eilučių už šitas nebegalėjo knygoje rasti. Po pusvalandžio Tomo galvoje buvo tik blankus pamokos vaizdas. Nedaugiau, nes besimokant jo mintys skraidė po toliausius tolius, o rankos tolydžio ieškojo pramogų. Merė paėmė iš jo knygą ir ėmė klausinėti pamokos, o jis stengėsi per miglą susigraibyti. Palaiminti turintys vargdienio dvasią. Taip, palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra dangaus karalystė. Jų yra palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Jie bus paguosti. Ak, nežinau, kaip ten yra. Bus. Bus. Jie bus palaiminti liūdintys, nes, kasgi jiems bus? Kodėl tu man nepasakai, merė? Kodėl tu tokia bjauri? Ak, Tomai, tu avino galvelę, aš ir nemanau tavęs erzinti. Nepraras kantrybės, Tomai, ir matysi, kaip pasiseks. O jei išmoksi, aš to padovanosiu gerą daiktą. Na, būk gerutis, pasimokyk. Gerai, o kas ten per daiktas, merė? Pasakygi, kas? Nesuk savo galvos. Jeigu aš pasakiau geras, vadinasi geras. Žinau, merė, žinau. Na gerai, einu pakalsiu dar. Ir jis vėl pradėjo kalti. Smalsumo ir pažadėto atlygio skatinamas, jis mokėsi taip uoliai, jog pagaliau viską įsiminė nuostabiai. Už tai merė padovanojo jam naujutelaitį lenktinį peiliuką, 12,5 centų vertės su Barlau ženklu, ir džiaugsmas sukrėtė Tomą iki širdies gilumos. Tiesa, peiliukas buvo ne aštrus, bet tikriausias Barlau, o tai labai didelis dalykas. Nieko nelaukęs, Tomas jau raižė juos spintelę ir buvo beketinas imti į nagą rašomą į stalą. Tik jį pašaukė rengtis, nes reikėjo eiti į sekmadieninę mokyklą. Merė padavė jam dubenį vandens ir gabalėlį muilo.
Jis išėjo laukan, pastatė dubenį ant suoliuko, paskui muilą sušlapino ir padėjo į vietą. Po to atsiraitė rankovės, atsargiai išpylė vandenį ant žemės, įėjo į virtuvę ir pradėjo uoliai trintis veidą rankšluosčiu, kabėjusiu kitapus durų. Bet merė atėmė rankšluostį šaukdama. Kaip tau negėda, Tomai, koks tu išdykęs, juk vanduo tau neįgels. Tomas truputį susigėdo, jam vėl į dubenį buvo pripilta vandens. Šį kartą berniukas kiek pastovėjo ties juo pasilenkęs, nesiryždamas praustis. Pagaliau giliai įkvėpė ir pradėjo. Kai jis antrą kartą įėjo į virtuvę, užsimerkęs ir apgraibomis ieškodamas rankšluosčio, muilinas vanduo, varvantis jam nuo veido, neleido abejoti jo sąžiningumu. Bet vis dėlto, kai Tomas išniro iš rankšluosčio, vaizdas pasirodė nekoks, nes lyg balta kaukė švietė tik dalis nuprausto veido, nuo skruostų iki smakro, o kaktą ir kaklą dengė didžiuliai tamsūs nešvarumų plotai. Merė pati ėmėsi jį tvarkyti, ir kai pabaigė, jis buvo panašus į žmogų ir į brolį, kurios veido spalva jau buvo vienoda. Gerai įtepti plaukai buvo dailiai sušukuoti, o trumpos garbaniukės gražiai ir tvarkingai sudėtos. Pats jis visada kruopščiai ir rūpestingai stegdavosi priploti jas prie galvos, nes manė, kad dėl garbanų atrodo panašus į mergaitę, ir tai buvo tikra jo gyvenimo nelaimė. Po to merė išėmė puošnę eilutę, kuri jau 2 metai buvo dėvima tik sekmadieniais. Ji paprastai buvo vadinama ta antroji, ir iš to mes galime spręsti, kaip mažai Tomas turėjo drabužių. Kai jis apsivilko, pusseserė jį aptvarkė. Susakstė iki pat smakro švarų švarkelį, atlenkė pačią marškinių apykaklę, siekiančią pečius, nuvalė šepečių drabužius ir pagaliau apvainikavo šiaudinę skrybelę. Jis atrodė labai puošnus ir tarytum supančiotas. Iš tiesų, Tomas kankinosi, matydamas save nusipraususi ir švarų. Jis tikėjosi, kad merė pamirš bent batus, bet viltis niekais nuėjo. Ji rūpestingai juos ištepė taukais, kaip buvo įprasta, ir atnešė jam. Pagaliau, netekęs kantrybės, jis ėmė skųstis, kad vis atverčiamas daryti tai, ko nenori. Bet merė įtikinamai pasakė, na prašau, Tomai, būk geras. Ir jis niurzgėdamas apsevė batais. Merė greitai apsivilko ir visi 3 išėjo į sekmadieninę mokyklą, kurios Tomas neapkentė visa širdimi, o Sedas ir merė labai mėgo. Sekmadieninėje mokykloje pamokos būdavo nuo 9 iki pusės 11, po to prasidėdavo pamaldos. Merė ir Sidas visada noriai likdavo pasiklausyti pamokslo. Tomas irgi likdavo, bet kitais, daug svarbesniais sumetimais. Kieti, su aukštomis atramomis bažnyčios suolai sutalpindavo apie 300 žmonių. Bažnyčia buvo maža, nedaili, o bokšto vietoje iš stogo kyšojo lyg ir pušinių lentų dėžė. Prie durų Tomas atsiliko žingsnį nuo saviškių ir kreipėsi į taip pat šventadieniškai pasipuošusi draugą. Klausyk, Bili, ar tu turi geltoną bilietėlį? Turiu. Ko tu nori už jį? O ką tu duosi? Gabalėlį saldymedžio ir meškerės kabliuką. Parodyk. Tomas parodė. Daiktai patiko ir perėjo iš rankų į rankas. Paskui Tomas išsikeitė keletą marmurinių rutuliukų į 3 raudonus bilietėlius ir dar kelis niekniekius į porą mėlynų. Jis gaudė kiekvieną praeinantį berniuką ir pirko visokiausių spalvų bilietėlius. Tai truko 10 ar 15 minučių. Po to jis įėjo į bažnyčią drauge su būriu švarių ir triukšmingų vaikų, atsisėdo į savo vietą ir tučtuojau pradėjo peštis su pirmu pasipainiojusiu berniuku. Įsikišo mokytojas, rimtas apysenis žmogus, ir juos išskyrė, bet vos tik jis nusigrėžė, Tomas papešė už plaukų priešais sėdintį berniuką, o tam atsisukus pats įkniubo į knygą. Po valandėlės Tomas jau dūrė smeigtuku kitam kaimynui, norėdamas išgirsti, kaip tas suriks ai, bet mokytojas vėl jį sudraudė. Neatsiliko ir kiti Tomo klasės draugai. Jie visi buvo nenuoramos, triukšmadariai ar pramuštgalviai. Kai reikėjo atsakinėti pamoką, pasirodė, kad ne vienas berniukas nebuvo jos gerai išmokęs, todėl visą laiką teko pasakinėti. Kad ir kaip ten būtų, kiekvienas šitą išlemeno ir gavo po mažą mėlyną bilietėlį, kuriame buvo išspausdinta šventraščio ištrauka. Kiekvienas mėlynas bilietėlis buvo užmokestis už atmintinai išmoktas 2 šventraščio eilutes. 10 mėlynų bilietėlių buvo galima išsikeisti į 1 raudoną, 10 raudonų į 1 geltoną, o už 10 geltonų bilietėlių direktorius pasižymėjusiam mokiniui įteikdavo Bibliją menkučiais aptaisais.
Tais gerais laikais Biblija kainavo tik 40 centų. Ar daugelis mano skaitytojų turėtų jėgų ir kantrybės išmokti atmintinai 2000 eilučių, nors už tai jam būtų pažadėta net Biblija su dailininko Dorė paveikslais? O štai Merė kantriai padirbėjosi 2 metus, tokiu būdu įsigijo net 2 Biblijas. Vienas vokiečių kilmės berniukas laimėjo 4 ar net 5. Kartą jis nesustodamas išdrožė 3000 eilučių. Bet čia jo buvo per daug persitempta ir nuo tos dienos jis paliko pusprotis. Tai buvo sunki nelaimė mokyklai, nes seniau iškilmingomis progomis, kai atvykdavo daugiau svečių, direktorius paprastai kviesdavo šį berniuką malti liežuviu. Taip sakydavo Tomas. Šiaip tik vyresnieji mokiniai saugodavo savo bilietėlius ir varydavo tą nuobodų darbą, kol pelnydavo Bibliją. Užtat tokios dovanos įteikimas buvo retas ir pažymėtinas įvykis. Ta dieną laimingasis auklėtinis taip šauniai ir didingai atrodydavo, jog visų mokinių širdyse bematantis įžiebdavo garbės troškulys, dažnai trukdavęs net kelias savaites. Galimas daiktas, kad Tomo siela niekad kaip reikiant ir nebuvo ištroškusi tokios dovanos, bet be abejonės visa savo esybę jis jau seniai ilgėjosi garbės ir spindėjimo, kurių susilaukdavo gaunantis Bibliją mokinys. Paskirtą valandą direktorius atsistojo priešais sakyklą, laikydamas rankoje neatvožtą giesmių knygą, įbrukęs pirštą tarp lapų ir liepė atidžiai klausyti. Kai sekmadieninės mokyklos direktorius sako įprastinę savo prakalbėlę, giesmynas jo rankoje yra tiek pat būtinas, kaip gaidos solistės rankose, kai jį dainuoja koncerte. Nors nesuprasi, kam to reikia, nes ne vienas iš šių kankinių nepažvelgia nei į giesmyną, nei į gaidas. Direktorius buvo liesas, 35 metų amžiaus žmogelis, su smėlio spalvos smailia barzdele ir trumpai kirptais tokios pat spalvos plaukais. Jis dėvėjo kietą aukštą apykaklę, kurios viršutiniai kraštai beveik siekė ausis, o smaili galiukai buvo užsirietę į priekį iki pat lūpų kraštelių, sudarydami nelyginant tvorą, verčiančią jį žiūrėti tiesiai prieš save, arba suktis visų liemenių, kai reikėdavo pasigręžti. Jos makras rėmėsi į nusidriekusį kaklaraištį, tokio ilgumo ir platumo, kaip popierinis doleris su kutais ant galų. Jo batų nosis pagal to meto madą buvo smarkiai užriestos į viršų, tartum pačiūžos. Anais laikais tokio dalyko uoliai ir rūpestingai siekdavo visi jauni vyrai, sėdėdami ištisas valandas prie sienos, įrėmę į ją kojų galus. Ponas Voltersas buvo nepaprastai rimto veido, teisingos ir taurios širdies. Jis taip gerbė šventas vietas ir šventus daiktus ir taip skyrė juos nuo pasaulietinių, jog kalbant sekmadieninėje mokykloje, jo balse nejučiomis atsirasdavo ypatinga priegaidė, kurios visai nebūdavo justi šiokiadieniais. Jis pradėjo taip. Dabar, vaikai, prašyčiau jūs pasėdėti kiek galint tiesiau ir ramiau ir sutelkti į mane visą dėmesį kokiai minutei ar 2. Štai šitaip. Taip ir turi elgtis geri berniukai ir mergaitės. Matau, kad viena maža mergaitė žiūri pro langą. Tikriausiai jį mano, jog aš sėdžiu kur nors tenai lauke, gal medyje, ir kalbu paukščiukams. Pritarantis kikenimas. Aš noriu pasakyti jums, kaip man džiugu matyti priešais save tiek linksmų, švarių mažučių veidelių, susirinkusių šioje palaimintoje vietoje pasimokyti doros ir tiesos. Ir taip toliau, ir taip toliau. Nėra reikalo kartoti, ką jis dar kalbėjo. Tokios kalbos visuomet vienodos, todėl mums vienodai gerai pažįstamos. Direktoriui pradėjus paskutinę kalbos dalį, vaikai ėmė trukdyti. Kai kurie netikę berniukai kumščiavosi, kraipėsi, šnipždėjosi ar dar ko prasimanydavo. Ir tas bruzdesys vis didėjo ir plėtėsi, išjudindamas net tokias vienišas tvirtas uolas kaip Merė ir Sidas. Bet triukšmas ūmai nuščiuvo, direktoriui prašnekus tylesniu balsu, ir jo kalbos pabaiga buvo sutikta tyliai ir dėkingai. Kuždėtosi daugiausia buvo dėl gana reto dalyko, dėl svečių apsilankimo. Užėjo advokatas Tečeris, kurį lydėjo kažkoks liguistas senukas, gražus, augalotas vidutinio amžiaus ponas su plieno spalvos plaukais ir didinga ponia, be abejo žmona. Ponia vedėsi už rankos mergaitę. Tomas nenustygo vietoje, nerimo, jausdamasis kaltas, sąžinės kamuojamas. Jis nedrįso pažiūrėti į akis Emmy Lawrence, nepajėgė atlaikyti meilaus jos žvilgsnio. Bet kai tik jis pamatė įėjusią mergaitę, tuoj jo širdį užliejo palaima.
Jis tučtuojau ėmė rodytis, kaip įmanydamas. Kumščiavo berniukus, tasė juos už plaukų, maivėsi, žodžiu, išdarinėjo viską, kas jo manimu galėjo sužavėti mergaitę ir pelnyti jos palankumą. Tačiau jo džiaugsmą temdė viena nemaloni mintis. Jis negalėjo užmiršti pažeminimo, kurį patyrė šio angelo sode. Bet ši negarbinga dėmė buvo greitai nuplauta laimės bangos, užliejusios Tomo krūtinę. Svečiai buvo susodinti garbingiausioje vietoje ir ponas Waltersas, vos tik baigęs savo kalbą, pristatė juos visai mokyklai. Vidutinio amžiaus vyras pasirodė esąs įžymi asmenybė, net apygardos teisėjas. Vaikai tokios įžymybės dar niekad nebuvo matę, tad stebėjosi jį žiūrėdami ir klausė save, iš kokio jis molio, kažin ar iš tokio pat kaip visi kiti žmonės. Ir čia laukė išgirsi jį baubent, čia bijojo, kad jis išties neužbaubtų. Jis buvo iš Konstantinopolio, už 12 mylių nuo čia, vadinasi buvo keliavęs ir matęs pasaulio ir net savo akimis regėjęs apygardos teismo rūmus, kurie žmonės sako esą su skardiniu stogu. Pagraba įkvepiama tokių minčių reiškia iškilminga tyla ir eilės išsprogintų akių. Tai buvo didysis teisėjas Tečeris, jų miestelio advokato brolis. Jeffas Tečeris tuoj pat išėjo į priekį pasirodyti esąs didžiojo žmogaus giminė, kad jam pavydėtų visa mokykla. Lyg maloniausias muzikos, jis būtų klausęsis, kaip apie jį kuždasi. Žiūrėk, Džimai, jis eina tenai, tik pažiūrėk. Štai jis paduos jam ranką, pamanyk, ranką duoda. Kad tu kur kiaurai, ir tu norėtum būti Jeffo vietoje, ar ne? Ponas Waltersas rodėsi, kaip mokėjo, visais savo veiklumo būdais. Įsakinėjo, patarinėjo, nurodinėjo čia tam, čia anam, kiekvienam, kas tik pasipainiojo. Bibliotekininkas irgi rodėsi, lakstė šen ir ten su knygų glėbiu, keldamas triukšmą, kaip paprastai, kad mėgsta niekingi viršininkėliai. Jaunutės mokytojos rodėsi, maloniai lankstydamosi prie vaikų, kurios dar neseniai buvo tampiusios už ausų, grasė gražiais piršteliais, išdykėliams ir meiliai glosė paklusniuosius. Jauni mokytojai rodėsi keldami į aikštę savo valdžią, smulkiomis pastabomis bei įspėjimais ir uoliai stengdamiesi palaikyti drausmę. Daugumai mokytojų, vyrų ir moterų, visko nors prireikdavo knygų spintoje ir jie vaikščiojo tenai net po kelis kartus, dėdamiesi nepatenkinti, kad reikia vaikščioti. Mergaitės rodėsi įvairiais būdais, o berniukai taip uoliai rodėsi, jog aplinkui skambėjo peštynių šūksniai ir skraidė sukramtyto popieriaus gumuliukai. O įžymusis žmogus sėdėjo ir švietė didingą teisėjo šypseną visai mokyklai, šildydamasis savo didybės spinduliuose, nes ir jis rodėsi savaip. Tik vieno dalyko trūko ponui Waltersui, kad jis pajustų visišką palaimą, padovanoti kam nors Bibliją ir parodyti uolumo stebuklą. Keletas mokinių, tiesa, buvo susirinkę po kelis geltonus bilietelius, bet ne vienas neturėjo tiek, kiek reikia. Jis jau apklausė geriausius mokinius. Jis būtų atidavęs kažin ką, kad tik tas vokietukas būtų atėjęs į protą. Ir štai tuo metu, kai jo viltys visai užgeso, į priekį išėjo Tomas Sawyeris, padavė 9 geltonus bilietelius, 9 raudonus ir 10 mėlynų ir pareikalavo Biblijos. Tai buvo perkūnas iš giedro dangaus. Ponas Waltersas buvo tikras, kad iš to vaiko jis ne per 10 metų nesulauksęs nieko gero. Bet kągi darysi? Štai antspauduoti čekiai ir pagal juos reikia mokėti. Todėl Tomą pakvietė ant pakylos, kur sėdėjo teisėjas ir kiti išrinktieji, ir vadovybė paskelbė didelę naujieną. Tai buvo nuostabiausia staigmena mokykloje per paskutinius 10 metų ir įspūdis buvo toks stiprus, jog naujasis didvyris išrodė pakilęs į tą pat aukštumą kaip ir teisėjas, ir mokykla žiūrėjo vietoj vieno stebuklo į 2. Visi berniukai degė pavydu, o labiausiai kankinosi tie, kurie per vėlai suprato, kad patys padėjo Tomui susilaukti tokio begėdiško laimėjimo, nes pardavė jam geltonus ir raudonus bilietelius už tuos turtus, kuriuos jis susikrovė baltindamas tvorą. Jie niekino save už tai, kad juos taip lengvai apmulkino tas gudrus apgavikas, ta klastinga gyvatė. Dovana buvo įteikta Tomui taip iškilmingai, kaip tik direktorius tokiamis aplinkybėmis įstengė. Tačiau kažko stigo ir gana. Jo kalboje nebuvo karščio, nes kažkoks neaiškus nujautimas sakė vargšui, kad čia glūdi paslaptis, kuriat galbūt geriau neliesti. Tikėti, kad šitas berniukas savo atminties klonuose susikrovęs 2000 pėdų šventraščio išminties, kai jam netelpa net tuzinas, būtų tiesiog nesąmonė.
Emė Lawrence švytėjo laimę ir pasididžiavimu ir visaip stengėsi sutikti Tomo žvilgsnį, kad tas pamatytų jos džiaugsmą. Bet jis nežiūrėjo. Tai ją nustebino. Paskui ji truputį sumišo, ėmė atidžiai stebėti. Vokčiomis mestas žvilgsnis viską jai atskleidė ir jos širdis sudužo. Emė užsidegė pavydu, pyko, verkė, nekentė viso pasaulio, o labiausiai už visus Tomo, taip jai atrodė. Tomas buvo pristatytas teisėjui, bet jis liežuvio nepavaldė, vos gaudė kvapą. Širdis šokinėjo, iš dalies dėl to, kad bijojo rūsčios to žmogaus didybės, bet svarbiausia dėl to, kad jis buvo jos tėvas. Tomas būtų įmanęs pulti prieš jį ant kelių ir nusilenkti, jeigu tik būtų buvę tamsu. Teisėjas padėjo Tomui ant galvos ranką, pavadino jį šauniu vaikinu ir paklausė, kuo jis vardu. Berniukas sumiksėjo, išsižiojo ir iššovė. Tom, o ne Tom, o Tomas. Aha, šitaip, aš žinojau, kad tu dar kai ką pridursi. Gerai, gerai, bet tavegi tikriausiai ne vien vardu žmonės vadina. Tai gal pasakyk, kaip tu dar vadiniesi. Pasisakyk džentelmenui pavardę, Tomai, tarė Waltersas, ir sakyk ponė, nepamiršk mandagumo. Tomas Sawyeris, ponė. Na matai, geras berniukas, puikus berniukas, puikus šaunus vyrukas, 2000 eilučių tai labai daug. Tu niekad nesigailėsi tiek vargo padėjęs, nes mokslas svarbesnis už viską pasaulyje. Mokslas daro žmogų didelį ir gerą. Tu pats, Tomai, kada nors būsi didelis žmogus, geras žmogus, ir tuomet, prisiminęs praeitį, pasakysi: už visą tai turiu būti dėkingas neįkainojamai brangiai sekmadieniniai mokyklai, kurią lankiau vaikas būdamas. Ir už visą tai turiu būti dėkingas savo brangiems mokytojams, kurie įpratino mane mokytis. Už visą tai turiu būti dėkingas gerajam direktoriui, kuris mane skatino, globojo ir dovanojo gražią Bibliją, dailią, puikią Bibliją, kad jie visur lydėtų mane. Už visą tai turiu būti dėkingas teisingam auklėjimui. Štai ką tu pasakysi, Tomai. Tu aišku neimtum jokių pinigų už tuos 2000 eilučių. Jokių, niekada. O dabar gal papasakosi man ir šitai vaponiai ką nors iš to, ką mokeisi. Aš žinau, tu neatsisakysi, nes mes didžiuojamės vaikais, kurie gerai mokosi. Tu be abejo žinai visų 12 apaštalų vardus. Gal pasakysi mums, kuo vardu buvo 2 pirmieji? Tomas tampė švarko sagą ir suglumęs tylėjo. Jis nuraudo ir nuleido akis. Ponui Waltersui apmirė širdis. Jis tarė sau: juk tasai vaikas nesugeba atsakyti net į pačius paprasčiausius klausimus. Kam dar čia teisėjas įklausinėja? Bet jis jautė pareigą ką nors pasakyti ir tarė: atsakykgi džentelmenui, Tomai, nebijok. O Tomas vis tiek negalėjo išspausti. Man tai jis tikrai atsakys, įsikišo ponia. Pirmieji 2 mokytiniai buvo Dovydas ir Galijotas. Verčiau nuleiskime pasigailėjimo uždangą, nerodykime šios scenos pabaigos.